Sveiki, su jumis ir vėl Vytautas iš Klauskit LT komandos. Šiandien aš jums parodysiu, kaip pažiūrėti visą informaciją apie jūsų kompiuterį. Jeigu nusipirkote naują kompiuterį, tikriausiai žinote, kokie visi yra jo komponentai, bet jeigu turite senesnį kompiuterį ir galbūt pamiršote, kas jame yra, kartais įdomu būtų pasižiūrėti visą informaciją apie kompiuterio komponentus. Kad pažiūrėti šią informaciją, mums reikės tiesiog programėlės. Jų yra 9 begalės, bet ko gero populiariausios būtų Belark, Speci, Everestas ir HWinfo. Speci programa atrodo štai taip, aš jos nesisiųsiu, bet maždaug vaizdas toks. Galite parsisiųsti iš FileHippo puslapio, linką paliksiu žemiau šio video. Kita programėlė yra Belark. Ši programa parodo ne tik geležies informaciją, bet ir programų informaciją, ar jos yra atnaujintos ir panašiai. Labai gera programa. Everest, dar viena programa, parodanti informaciją apie jūsų kompiuterį. Kažkada naudodavau, dabar jau nebe. Ir šiandien mes naudosime HWinfo programą. Norint ją parsisiųsti, keliaujame į hwinfo.com, spaudžiame ant Downloads ir dabar priklausomai nuo jūsų Windows versijų 64 bitų arba 32 bitų siunčiamės programą. Rekomenduoju parsisiųsti Portable versiją, jos instaliuoti nereikia ir jinai veiks iš karto. Parsisiuntus programą ir ją pasileidus, pirmas langelis bus štai šitoks, tiesiog informacija apie procesorių. Kitas šios programos langas bus štai šis. Visa informacija apie jūsų kompiuterį viename lange, tai procesorius, videokortos informacija, ramas čia būtų, čia kompiuterio tipas ir čia kietieji diskai. Ir pagrindinis langas būtų štai šis. Čia daug detalesnė informacija apie visus jūsų kompiuterio komponentus. Taigi, jeigu, tarkime, norime pasižiūrėti, koks jūsų procesorius, tai pasirinkame šį punktą ir pasirinkame procesorių. Ir matome visą informaciją apie procesorių. Ramas irgi tas pats. Taip pat galime šią visą informaciją išsisaugoti. Ir maždaug viskas, tiesiog informacija apie jūsų kompiuterį. Tikiuosi, kad ši pamokėlė jums buvo naudinga. Nepamirškite paspausti like ir palikti komentarų prie šio video. Ačiū ir iki.